ką, vėluojame savo raidą, kaip sakyti, biškutį neįsikėlė čia mums 140 km mapsiukas. Stovim prie šviesoforo, laiko visai nedaug prie katedros mytos. Nežinom, ar kas nors susirinks, bet žinom, kad aš, Evaldas ir Valdemaras tikrai bus. Kaip dėl kitų, neaišku, ar kas nors bus, nieks neparašė. Kažkas palaikino, taigi važiuojam, žiūrim ir šiandien laukia gera diena, 140 km ir 25 laipsnių šilumos. Paskutinė diena šios vasaros 2024 metais. O mes artėjam, nieko kalbu į kamerą, o mes artėjam prie tikslo katedros bokšto. Važiuojam prie katedros, o čia kažką turim. Atleiskite už vėlavimą. Atsiprašau, negalėjau įsikelt rastas mūsų kolega ir iki šiol neįsikėlė. Aš? Sveiki. Gerai, taip. Dirbė, ne? O Garminas ar Wahoo? Wahoo. Galiu persiųs šitą GPX. Labą dieną. Sveiki. Labą dieną. 1000 km dviračių Vitalis. Sveikinasi su jumis YouTube kanale. Valdemaras man antrina. Gerą dieną. Ką tik buvo kalniukas, tai buvo sunku. Bet pradedam savo 140 km raidosiką. Kol kas mieste. To išfilmuosim Kebrą, kuri čia su mumis. Valdemarai, prašom. Tai va, turim Kebrytės. O, labai gerai. Žalių ežerų ratukas. Valdemaras pirmas. Gerai, gali prasinešti. Labai sunkus etapas. Valdemarai, palinkėjimas kitam sezonui dabar pasibaigiant. Palinkėjimas labai paprastas. Patarimas numeris 1. Kaip atskirt laimingą gravelistą nuo liūdno. Pas laimingą gravelistą apkybę muselėm dantis. Gerai. Palinkėjimas kitiem metam? Gerų pedalų. Kitiem metam palinkėjimas? Daugint kilometrus. Sau pačiam ar kitiem? Kitiem sukelimą. Gerai. Palinkėjimas. Negriūti sezono pabaigoje. Be krešų. Tau irgi tas pat, ne? Palinkėjimas? Laimingai. Palinkėjimas. O, Ai, nesirgti reikia. Nesirgti. Išmokt vaikščiot. Teisingai. Nuostabus žalių ežerų keliukas. Evaldas sportuojantis. Valdemarai, atlaikysi? Nedaug liko. Stengiausi. Už 125 km. Na. Įveikta 30 km. Turim gražų kelią kol kas, tikrai labai fainai viskas. Barukas. Kratomės per baruką. Turim įdomesnį etapuką, nuo namų 40 km. Nu va, prašom. Pievutės. Tikėkime, šia kelias bus. Kelelis per kažkokią sudvėlę. Gražią. Leista. Ratų prasidūrimo segmentas. Turime įveikę 45 km nuo namų. Graži tarkytė. Ja, prabiškai pasiplaikščius. Sunku. Kamerą laikyti rankoj. Galva. Liko koks 20 km iki Dubingių. Ten prisėsim, pavalgysim. Tiksliau atsigersim kavos, pyragėlių, jeigu bus. Ir šiaušim toliau. Kol kas rasa pasiteisina, labai graži.
Kol kas rekomenduoju. Turim pabėgimą, dviese pabėgo. Nieko nesimato, ten vienas irgi bėga Razma. Čia su kolega lipam, iš galo pasiveja grupelė. Grupėto. Labas. Kaip jūs gyvenate? Blogai be jūsų. Be mūsų Kai visą laiką blogai. Na. Jūs irgi ne kažką. Gerai. Atvažiav? Nepatikėsit. Jo. Nu ką, reikia įamžinti tiltą. Šitą tiltą reikia biškį pagūglint. Nes čia, man atrodo, atidarė kažkuris Lietuvos prezidentas Smetona ar panašiai va šitą tiltą. Medinis tiltas išlikęs. Kurį tiltas statė, tai partizano labai seną rado. Aha. Ten su kardu dar labai išliko. Geras. Nu gražu čia. Va. Tai ką, įvyniojam 63 km nuo namų. Esam gražiuosiuose Dubingėse, čia labai gražus Asvejos regioninis turbūt parkas, taip vadinasi. Ir va atvykom į kavinę. Nežinom, čia kol kas užrašas parašytas, kad uždaryta Radvilų rezidencija. Bet Hebra kalnais paklaust. Norim kavos ir ko nors dar. Evaldasikas po visų koronų lygų ir atostogų sunkiai laikas, bet stiprus vyras. Tikim iš jo geriausio. Eisim maudžiatis, Evaldai, ežer. Gal namo važiuosim? Mes irgi namo važiuosim. Tai klausimas, ar su dviračiu, ar su mašina. Patikrinsim, ką jie čia turi. Skanaus. Ir tęsim kelionę. Liko didžioji dalis. Labą dieną, dirbat? O galimybės apačioje nebuvo palikti dviračio? O kas atsitiks, jeigu mes čia pradėsim? Daug žmonių turit? Daugiau dviračių turbūt nei žmonių. Ne daugiau, mes visi po vieną važiuojame. Jo. Tai koks skirtumas? Jeigu jums? pas jūs prieis tiek klientų, kas netilps, tai mes patrauksim tą žemyn. Žinokit, šeimininkas ateis, bus... Taip, sustojom rezidencijai. Labai pikta. Moteris sakė, kad dėl mūsų dviračio galimai mus išvarys. Čia toksai biški senoviškas požiūris, sakyčiau, vyručiai, ne? Nu, toksai, jo. Toks biškį. Čia dviratininkai sako. Sako, apačioj negalėt palikti kūrą ant kelio gal? Tai svarbiausia. Gerai, mes dar parodysim, reikia kiek kainuoja- pastebėt, kad ženklas yra uždaryta. Uždaryta jo. O šaltybaršiai? 7 eurai. Taip, ilga mūsų repertuarą, sūrė per dar. Negana vis mums. Ir dar. Labai geras, iškart ragaujam. Ne veltui tokia kaina. Taram. Rubrika Valdemaro Medinis. Kalbasi dvi blondinės ir viena sako, prasidūriau antrą skylę ausyje. Nu ir kaip, geriau girdisi. Tai ką, išeinam iš Radvilų dvaro rezidencijos. Ir paskutinis geras prikolas mums pasakė, kad per žolę eit galim, bet dviratį pakelkit. Taip pačia su tom padakom pritrinsim tą kelią jam, net nevažiuodami. Nu ką padarysim. Užsukit būtinai ir atsineškit dviračius į vidų ten, į viršų. Labai patinka padavėjai. Žiūrėk, Radvilos varo. Žiūrėk, nu ką nors parodyk. Davai tokį patį. Žinai, gali baigtis blogai. O. Neblogai. Molėtas, iš toli? Iš Vilniaus, nu supratau, čia su keliom dienom. Turėtų būti su viena naktim. Ai, supratau. Daug prisikrovęs, atrodo, kad savaitai kokiai. Ai, va, riedlentė viskas pritaisyta. Aišku. Kiek čia svorio papildomai? Iki 10. Iki 10. Okay. Nu ką, sėkmės. Kas ta per mėgrį atsitiko? Kritau? A su kokia tu važiavai su 100? 100, ne? A, 100 tai max. Tai priekį važiavai? Ne, antroji grupė ir po 20 kg. Visi. Tai kas atsitiko? Čia skylė ir čia skylė. Ir viskas? Viskas. Bala. Tai čia visai gražu.
Bala vėl iš dešinės. Bala smarkiai. Opa. Atleiskite, atleiskite. Neišvairavau. O šitas toks geresnis, ane? Roželis. Jo, labai gražus. Dubingių žirgynas. Čia dubingių arba žirgynas, arba nežinau kas. Gali būti. Kažkoks oškynas gal greičiau. Jo, gražu, 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 gražu. Oškytės vaikšta. Fainai. Mūsų trasa driekiasi per laukinius Afrikos klodus ir matom laukinius buibalus. Priartinsim ir parodysim. Ran. Taip, su Valdemaru iš galo palikom Evaldą vargšą, kuris po koronos neatsigauna. Tai dabar daromės pasivijimą, pabėgimo. Tai aišku, Hebra toli nubėgo, bet bandom vytis ir pasikeičiam kas porą kilometrų. Pulsas varžybinis. Važiuojam, gal pavyks, Hebra. Turim beveik 100 km, nu ne 190 ir tokį tarkuotą, minkštą žvyrkelį. Gan sunku važiuoti, visi pabirėjom, kas priekį, kas gale. Na, nelengva žvyrkelis, bet ką padarysi, dabar sausa, tai tokie jau tie keliai. Tai ką, turim įveiktus 90 kažkiek kilometrų nuo namų. Gan nelengvą taką turėjom, išliko tik 3 stipriausi. Ir tai viduryje, nes 2 pabėgo, 2 evakuoti nebaigė raido, o dar 2 vejasi. Tai žodžiu, grupelė pabirėjo, žadėjom nespaust, bet pažadai pažadais. O kol kas stiprinamės bananų, baigiam prieš paskutinę gertuvę išgerti ir tikimės, kad atemsim iki Dockers. Turim kaip... Nu kaip šitą atkarpėlę gera buvo? Gera, masažiukas. Masažiukas, ane? Kaip tu? Kiaušinukus. Kiaušinukas, ane? Sėdynė. Jau ten neiškepė kiaušinienės ten kartą. Omletas. Kiaušinienė galas. Bet tai ką tau skūstis, tu vienintelis MTB važiuoji? Nu, tau džiaugtis reikia. Vairuotojas čia yra prastesnis negu dviratis. Supratau. Ne, vairuotojas tai čia yra, žinok, geresnis negu dviratis, tikrai. Taip, lygiai 100 km nuo namų. Tai 90 km rasas, turim tokį trikį segmentėlį. Nelengva žolė. Su giliom provežom. Jau keliesi prigulėm. Bet nieko, tęsim toliau. Liko 50. Išsvajoto taško. O, ne, 40. Tai visai nedaug. Turim segmentą vardų žopų žopą. Opa. Vos neprakristi. O, gerai nešasi. Nu ką. Ir iškart vadai lesa. Strava maršrutėlis. Ką, vyručiai, kaip jaučiamės? Labai gerai. O, ką tik kol nebuvo kameros, sakei kažką kitokio. Po tarkos šitas yra... Žymiai geresnis, ne? Po tarkos geriau yra čia. Ką tu, Valdemarai? Dakentiesi? Jeigu kalba už mane. Prakaido lašai. Jezu. Segmentas. Pasivaikščiok pėsčiomis. Patikrink, ar moki dar. Ne tik sukt pedalus, bet ir vaikščiot. Tai va. Čia į dešinę reikėjo, ne kažkur? Nu, žodžiu, aš kai sudarinėjau, mačiau, kad šitą atkarpa yra, bet jos nebuvo kaip išvengti. Visur rodė tik per tokį šūdą. Tai dabar kažkaip tipo ten reikia pereiti, ne?
Ką, ties 100 km turim gerą takelį. O čia vat ieškam kažkur tais, kaip čia išeit. Panašu į taką. Eik tu savo. Nu kaip, normaliai? Normaliai. Feikikė gera? Gera, aišku. Nesiskusi feikikams po O to. kodėl turėčiau? Ką aš sakysiu, Lėva Raidas organizavo Vytelis. Dar negrįžom. Dar ne vakaras. Au! Vieną kilometrą pasėjus, ne, gal pusę kilometrą. Radom sodybą žmogaus ant šašlyko tiesiai. Visur lesa. Uodai. Ačiū. Neužteks mūsų šašlyko? Skanaus. Ačiū. O, žmonių kiemą. Labą dieną. Nepykit, žinok. Nu, ieškom, rodė čia keliuką ir va nieko nėra. Jau senokai nėra. A ne? O čia turėtų būti, a ne? Anksčiau ten buvo. A. O taip, a dabar jau. Nu va, nu bet ačiū Jums už, Prašom. dėkui už galimybę. Labai maloni. O, žiūrėkit, aboliukų. Skanus? Prašom, paimti. Nuo žemės ar nuo... Aš... Nuo medžio imkit, neimkit ten. Ja. Imkit paragauti. Ačiū, aboliukas labai. Nu, puikiai, vašikas. Žinai, kaip sako tokia patarlė, duoda im, muša bėg. Ačiū. Ką, nais aboliukai geri. Eikit pasikinti. Šimtas 6 kilometrai veikti. Kyla vėjas. Bus lietaus. Turim 130 km nuo namų. Likom 4. Visi išplaukė. Atsiprašom. Nu ką, baigiam raidosiką. Iš mūsų didelės grupės liko 4. Gal sulauksim bevalgydami ir kitų. Taigi lengva nebuvo. Ačiū. Tik 3 kažkodėl. Kodėl tik 3? O gerintis tik 2. O gerintis tik 2. Štai jums klausimas. Jis mažėja. Davai, Valdemarai. Nuo ko pradėjom, tom ir baigiam dviese. Cheers.